tada, tai paskui mes ten ant Trečių gyvenom, gal kokių 1,5 metų. Tada jau kaip nors jau ten jau persikėlėm į Mažą Ugotą. Susiekimas jau viską, ar duonos nusipirkti, ar ką, ar bulvių nusipirkti. Reikia, kolūkis buvo Lebežių 7 kilometrai nuo ten, o ten nuo 3 kilometrų, tai ten jau nebuvo galimybės ir nueiti tą Lebežių. Po 5 metų mus išvežė į Angalojų už 24 kilometrų. Tai tenai pragyvenom dar 5 metus. Ta patį darbą dirbom miške. Aš jau kaip pervežė į Angalojų, tai jau išėjau į mišką dirbti. Nu ir taip, po 5 metų gavom, aš tik ištekėjau ir gavom jau dokumentus, kad galim važiuoti į Lietuvą. Ir kaip ten jūs paskui vežė, reiko kažkaip, ne visus iš karto? Ne, atgal namo. Namo kaip nori, taip važiuok. Kaip nori? Kaip nori, taip važiuok. Niekas, jei turi pinigų, jei neturi, tai neišvažiuosi. Tai vat, sutaupėm šiek tiek, jau su tėvelio būdu dirbom, jau ir sesuo dirbo. Ir grįžot į Lietuvą? Grįžom į Lietuvą, į Aukštadvarį, sesuo tenai vyro gyveno. Ten ir nei darbų, nei nieko. Va, Rūdiški, reiškia, iš Rūdiškių, reikia į Rūdiškės, kuom nori važiuok, o iš Rūdiškių tada tenai irgi miškų darbai, ten miškuose kažkur tai. Tai kiekvieną dieną, tai į Aukštadvarį, tas Rūdiškės pasiekti, tai pėsčiom reikia eiti ir viskas. Nu ir ką? Pasišnekėjom su vyru, kad važiuokim čia, į Kaišiadorių rajoną. Čia mano giminės daugiau, viską, gal ką nors, gal čia geriau, gal kas nors per pažįstamus, gal mieste prirašys, ar kokį darbą. Ir atvažiavom iki Vievių mes, ir sutiko jisai tokį Pulukardą žmogų, jisai pas jį buvo ganęs. Vat, nu tai sako, aš tave įdarbysiu kelių valdybui. Reiškia, tai jisai dirbo ant kelių. O aš, vat, nei buvo darželių tada, nei buvo nieko. Vaikus auginau, Kalesnikų kaime gyvenom. Va, paskui šiandien tokia tuščia galva, sveikata prasta, tai užbėgom priekį, tai grįžtų atgal. Tai vat, tiek. Mes pirmieji namo važiavom, pirmieji. Va, iš paskui mūsų, tai pasimetėm su kitais. Tai vat, su tokiais giliais. Tai aš ant turgaus, nes mes šiandien aš mesgiau, pardavinėdavom ant turgaus, čia tų vogtų siūlų pristatydavom, tai pagavo, tai milicija nuvarė, paskui bijojau jau, tai siunčiau į Sibirą pažįstamiem tuos megztinius. Nu ir taip gyvenom iš tų megztinių. Mano darbo, tai nusipirkom lovą šiokią tokią, spintą, stalą, taburetės. Nu, taip nieko neturėjom, žmonės priglaudi, viskas jų buvo. Ką čia daugiau? Kai paaugau po 8 metų, čia tas pradėjo paukštynas atsidaryti. Nu, tai
Mano, aš ten kiek dirbau, tai stažo nėra, nuplaukė tas stažas, nepilnametė buvau. Dar. Tai čia iš naujo vėl viskas. Po to čia elektrinai prasidėjo, vyras įsidarbino čia elektrinis statybai. O aš jau irgi statybų iš pradžių dirbau.